Pataikė ne vieną tolimo metimo, sužaidė tikrai geras rungtynes ir jis pelnė 14 taškų, surinko 12 naudingumo balų, pataikė 4 tolimus metimus iš 8. Rotacija yra šiek tiek kitokia, kai nėra Tuki Brauno komandoje, tad ir Karolis Lukošiūnas gauna šiek tiek daugiau žaidimo laiko ir daugiau atsakomybių, daugiau žaidžia ir su kamuoliu jis. Keunas veržiasi į dešinę pusę, Garrisonas Brooksas leidžiasi žemyn, Jeffrey Tayloras, jo perdavimas ir flauteris pasiekė tikslą. Marekas Blaževičius pataiko, labai įdomu šiaip starto penketas, kalbant apie Wolves TwinsBet, nes galima sakyti dviem vidurio puolėjais pradėjo šias rungtynes Alessandro Magro komanda, tiek Marekas Blaževičius, tiek Garrisonas Brooksas rungtyniauja komandos starto penketą, čia slystelė ant lipduko šioje situacijoje Grynas, reikia tikėtis, kad nesusižeidė jis aikštės centre. Labai nemalonus epizodas. Ir po to fiksuojamos taisyklių pažeidimas. Pražanga nefiksuojama. Įrašyta terminui pirmoji nuobauda. Ir bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Ir tas pats Trišonas Tarminas taip pat starto penketę ir rungtyniauja Jeffrey Tayloras. Tikrai labai aukštas penketas. Galima sakyti, kad Marekas Blaževičius 5 numeris, Garrisonas Brooksas 4-5, tas pats ir Trišonas Tarminas yra 3-4. Jeffrey Tayloras nuo 2 iki 4 gali žaisti, o čia greitas atsakymas, Keuno perdavimus ir kažkaip pelnyti. Tayloras greitoje atakoje pasižymi taikliu metimu. 4-0 Wolves TwinsBet pradžia. Faktas, kad Vilkai mėgsta bėgti į greitas atakas ir šiandien, jeigu varžovai klys, bandys tuo pasinaudoti. Svečiai kol kas spaudimo naudoja, gana aktyvią gynybą taiko Alessandro Magro ekipa. Torpa žaidžia 1-1, bando atakuoti Mareką Blaževičių, lėtesnį varžovą, įvedamas kamuolys čia neblogai ir taškus pelno Castelotas, pirmieji UniClub Juventus taškai šiame susitikime. Vienas svarbesnių komandų žaidėjų, kalbant apskritai apie Castelotą, renka 9 taškus ir 10 naudingumo balų jis šiame sezone. Spėjo sužaisti 17 mačų, ne nuo sezono pradžios yra atvykęs ekipoje. Atvykęs į ekipą, čia fiksuoja žingsnius Garrisonui Brooksui teisėjai. Brooksas gali pataikyti iš toli, pastaruoju metu turėjęs jis ir įspūdingų mačų, kalbant apie jo tolimus metimus. Ir šiame sezone BCIF Lietuvos krepšinio lygoje tritaškius meta 42% taiklumu. Galima prisiminti ir akistatą su Nevėžio Optibet ekipa balandžio 12 dieną, kai 5 tolimus metimus iš 7 pataikė Garrisonas Brooksas. Lukošiūnas. Bandymo žaisti 2-2, pats atakuoja Lukošiūnas ir metimas yra taiklus. Reikia tikrai atgaivinti Karolį Lukošiūną. Kuklų skaičiai šiame sezone, pastaruoju metu žaisdavo labai nedaug. Kartais net nepakildavo nuo atsarginių žaidėjų suolo, žaidžia po 16 minučių, renka tik 5 taškus ir 3 naudingumo balus. Tayloras netaiklus, jo metimas iš toli, kamuolį Matonas. Neseniai papildęs komandą, persikėlęs iš Mažeikių M-Basket Delamold ir tikrai tapęs labai svarbia komandos dalimi, o čia Torpas galėjo atakuoti Mareką Blaževičių, lėtesnį varžovą turi prieš save, mėginimas pasinaudoti pranašumo situaciją, atakuojamas Anthony Keunas ir gerai įvedamas kamuolys Castelotui, puikiai užsisylino UniClub Juventus komandos aukštaūgis, puolėja, sakykime taip. Jeffrey Tayloras, perdavimas Marekui Blaževičiui, Blaževičius eina į baudos aikštelę, meta netaikliai tai daro, bet Garrisonas Brooksas pataiso netaiklų komandos draugo metimą ir Wolves TwinsBet dar 2 taškus renkasi. Matonas. Perdavimas iš rankų į rankas, Lukošiūnas. Veržiasi į dešinę pusę, Matonas leidžiasi žemyn ir pats pabaigė šį derinį, trumpas nusileidimas šį kartą, bet neieškojo perdavimo Matonas, pats atakavo ir tai daro taikliai, taiklus jo metimas iš šiek tiek tolėliau, ne iš baudos, ne iš po krepšio. Keunas. Garrisonas Brooksas, labai gerą poziciją užsiima Marekas Blaževičius, labai giliai po krepšiu ir Matonas pažeidžia taisykles. Neminėjau, labai solidus Matonas persikėlęs į naująją komandą. Nedaug dar sužaidė, bet atrodo tikrai puikiai. Per 4 rungtynes renka jis 13 taškų ir net 18 naudingumo balų. Statistika tikrai puikiai. Labai greitai adaptavosi Utenoje. Dabar ir kamuolį atkovoja Matonas. Liauskas.
Yra išsikeitimas vėl, kol kas gana dažnai keičiasi Wolves TwinsBet su Mareku Blaževičiumi, jis lieka perimetre gintis, čia žaidimas nugarą, nepataiko Grynas, nusiima kamuolį puolime Matonas ir taiklus jo metimas nuo lentos. Žaidžiant nugarą turėjo ir visai neblogas rungtynes jis su Žalgirio komanda, kai atakavo žemesnius varžovus savaitgalį. Nugarą tikrai Matonas gali sužaisti ir veidui krepšį, tarkime, pick and roll, čia perimtas kamuolys. Bėga į greitą ataką Grynas, protinga Brukso pražanga, tai yra tik antra komandinė, stabdoma greita varžovų ataka. 11-6 kol kas susitikimo pradžioje, Uniklub bet Juventus pirmauja šiuo metu ir minutės pertraukėlės prašo Alessandro Magro. Šias rungtynės šeimininkai 11-6, jie pirmauja, jau 11 taškų spėjo surinkti per mažiau nei pusę kėlinio. Laurinas Beliauskas pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą, aktyvi gynyba prieš Karolį Lukošiūną. Ir Beliauskas dabar kamuolį įžaidžia. Nėra Torpo penketuke, atsisėdo jis ant atsarginio žaidėjo suolo. Tokį Brauno faktas, kad trūksta, tai yra pagrindinė žmogus su kamuoliu ekipoje, tai yra žaidėjas, kuris atlieka ir po nemažai rezultatyvių perdavimų, tai yra po 4,30. Lauteris nėra taiklus, Lukošiūnas nepataiko, ima kamuolį su komandos draugų pagalba Anthony Keonas ir 3 baudos. Provokuoja pražangą Anthony Keonas ir uždirbo 3 baudų metimus. Apskritai, vienas geriausių žaidėjų, turbūt galima sakyti, šiame sezone BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Kalbant apie Anthony Keoną, renka 17 taškų 20 naudingumo balų Keonas. Statistika tikrai labai solidi, nors, tarkime, pastaruoju metu nežaidė labai gerai Keonas. Su Šiauliais 10 taškų per 18 minučių. Ir galima prisiminti ir su 7bet Lietkabeliu. Pataikė tik 2 metimus iš 8 į žaidimo. Taip, išdalijo 7 rezultatyvius perdavimus, bet pelnė 4 taškus ir surinko tik 2 naudingumo balus. 2 naudingumo balai apskritai buvo, kalbant apie šį sezoną, prasčiausias jo rodiklis BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Tad šiandien Anthony Keonas tikrai norės parodyti kitokią savo versiją ir bandys būti kur kas agresyvesnis, bandys taikliau atakuoti, bandys daugiau galbūt rimtis iniciatyvos. 9-11 dabar mažina atsilikimą Anthony Keonas. Beliauskas. Ir vėl ginasi aukštai Marekas Blaževičius. Vėl bando atakuoti Laurinas Beliauskas Mareką Blaževičių. 1-1 žaidžia Lukošiūnas. Ir gera gynyba šį kartą Mareko Blaževičiaus perimetre. Sugeba jis apsiginti prieš Karolį Lukošiūną. Ir po to ima kamuolį baudos aikštelėje Trišonas Tarminas. Greitas perdavimas Marekui. Marekas greitoje atakoje nuostabi Blaževičiaus atkarpa. Ir kalbant apie gynybą perimetre prieš greitesnius varžovus ir taip pat greitoje naudingumo balus. Visa komanda 13, tad daugiau nei pusę savo komandos naudingumo balų įsirašė būtent ekipos lyderis. Ir Kenstelotas dabar persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Gersonas Bruksas dirbo su juo. Stabtelėjo šiek tiek komandos puolimas. Tad Torpas vėl grįžta ant parketo. Bando žaisti nugarą, grąžina kamuolį atgal Grynui. Grynas meta sunkų metimą po driblingo, po žingsnelio į šoną ir pataiko Dominikas Grynas. Nėra labai stabilus atakuodamas iš distancijos apskritai, kalbant apie Utenos komandą ir šios ekipos pataikymą iš tolimo nuotolio, tai yra pats prasčiausias tritaškių taiklumas visoje lygoje. Komanda atakuoja 32%, tarkime, Wolves TwinsBet atakuoja 38%, taikliau meta tritaškius tik Žalgiris šiame sezone. O čia fiksuojama pražanga. Ir tai yra 2 baudų metimai. Pražanga fiksuojama gynyboje Dominikui Grynui. Šiuose BCF Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kurias pristato Krekenavos. Kai norisi mėsos, čia dar kartą epizodas. Užfiksuotas taisyklių pažeidimas ir matysime Kristupą Žemaitį, kuris pasirodys taipogi ant parketo. Jeffrey Tayloras yra keičiamas, šiek tiek mažina savo penketą Alessandro Magro. Žinoma, Kęstučiui Kemzūrai šiandien irgi galima sakyti principo rungtynės. Galima prisiminti, kad jis netaip ir seniai vadovavo būtent kitai komandai, su kuria šiandien susitinka. Dirbo Vilniaus Wolves TwinsBet trenerių štabe. Darbavosi šioje komandoje praėjusiame sezone, bet galiausiai sezoną baigė, galima prisiminti, Nedas Pocevičius, kuris dabar dirba Alessandro Magro asistentu. Torpas. Perdavimas čia į kampe yra Kenstelotas. Torpas turi labai daug erdvės, irgi nėra labai stabilus atakuodamas iš toli, bet atakuoti gali arčiau krepšio Anthony Keoną. Fiziškai kur kas tvirtesnis yra Torpas, taiklus metimas iš toli, pataiko Beliauskas. Minėjau apie tą
prastą tritaškių pataikymo visos komandos, bet Bieliauskas yra žinoma puikus, atakuodamas iš tolimo nuotolio, dabar pelno ir taškus greitoje atakoje. Išmeta po 5 tritaškius, Bieliauskas pataiko 38%, tad prie jo procentų nelabai galima prikipti. Geriau gali būti apie 40%, bet 38 irgi nėra prastas pataikymas. Kristupas Žemaitis bando veržtis į kairę pusę, labai daug erdvės jam ir pataiko Žemaitis iš toli. Mažina Bulls Twins bet atsilikimą 15-19. Vynas Bieliauskas aukšta užtvara statoma jam, Bieliauskas meta tritaškį, jo nepataiko ir kamuolys atsiduria Anthony Keuno rankose. Keunas bėga į greitą ataką, iki galo meta nuo lentos ir metimas yra taiklus. Greitų taškų, greitų atakų kol kas tikrai yra nemažai, rezga atakas tiek viena, tiek kita komanda. Šeimininkai pelnė 2 taškus greitose atakose, svečiai surinko 5. Grynas. Slipino užtvarą Šarūnas Beniušis, kuris taip pat pasirodė aikštėje, bando užsimti poziciją prieš Trišoną Tarminą, žaidžia 1-1 ir blokuoja Tarminas varžovų vidurio puolėje. Gersonas Bruksas ten kamuolio nepasiima, tad Beniušio pirmieji taškai. Šį kartą Keunui jau nepavyksta išprovokuoti pražangos metimo metu. Tad tiesiog grąžins kamuolį į žaidimą. Regimantas Miniotas irgi rungtyniaus, toliau lieka labai aukštais penketais. Alessandro Magro žaidžia toliau Tarminas ir taip pat Regimantas Miniotas dabar stumėsi į 4. poziciją. Marekas Blaževičius toliau žais centru. Žemaitis. Ir čia blokuojamas Regimantas Miniotas. Matonas gesina varžovo metimą. Aukštą penketą naudoja ir Kęstutis Kemzūra. Dabar irgi žaidžia 2 vidurio puolėjais. Rungtyniauja ir Šarūnas Beniušis ir taip pat Sukmailas Matonas. Galima sakyti, kad bando atsakyti tuo pačiu varžovams. Bando užsimti poziciją Matonas. Pamuša kamuolį Regimantas Miniotas. Kapitonas jau bėga į priekį labai sparčiai. Bet perdimo jam nėra. Andrius Endriusas. Stato užtvarą Marekas Blaževičius. Endriusas turi daug erdvės. Kristupas Žemaitis. Perdavimas į kampą Regimantui Miniotui. Bando užsimti poziciją Marekas. Žaidžia nugarą ir taiklus metimas. Kabliu Marekas Blaževičius užbaigė šią ataką. Labai gerai įvestas kamuolys. Ploja ir šalia esantis Donatas Zavackas. Tai kaip iš natų šį kartą pavyko suregzti ataką. Iki galo prasiveržimas ir pelno taškus ir Justinas Ramanauskas, kuris taip pat žaidimo laiko gauna, kai nėra Tuki Brauno. Šiame sezone žaidžia tik po 11 minučių, bet žaidė 24 rungtynėse, tad dažnai nuo suolo pakyla. Kristupas Žemaitis veržiasi į dešinę ir fiksuojamas taisyklių pažeidimas prieš Krisą. Jis tos mesti baudų. Žemaitis baudas pataiko 73%, bet Seif Lietuvos krepšinio lygoje ir šiaip statistika tikrai gera, meta 8 taškus ir 8 naudingumo balus renka. Turėjo ir tikrai geras rungtynės su Šiauliais Kazino Admiral, kai pataikė 4 tolimus metimus iš 6, pelnė 12 taškų, išdalijo 4 rezultatyvius perdavimus. Apskritai per pastarąsias 2 rungtynės Kristupas Žemaitis atlieka po 4 rezultatyvius perdavimus tiek su Šiaulių komanda, tiek su Panevėžio ekipa. Ne visada, žinoma, yra rezultatyvus. Dažnai tiesiog ieško komandos draugų, kartais, kai situacija to reikalauja ir kai yra galimybė atakuoja ir pats Kristupas Žemaitis. Dabar pataikęs baudą lygina rezultatą 23-23 ir antra bauda tikslo nepasiekia, Matonas kamuolį nusiima. Ramanauskas rengia komandos ataką, netrukus paskutinė minutė pirmame ketvirtyje. Įvedamas kamuolys Matonai, šis žaidžia nugarą, atakuoja Mareką Blaževičių. Blaževičius labai tvirtai stovi gynyboje. Ir metimas vis dėlto yra taiklus. Man nuo pėduko, galima sakyti, taip žemai išleido kamuolį Sukmailas Matonas. Iš aukštai, galima sakyti, žemai atakavo, taip nuo pėties ir galiausiai metimas yra taiklus, o čia metimas iš tolimų nuotolio tikslo nepasiekia. Staigus atsakymas į baudos aikštelę ir taškai pelnyti. Šarūnas Beniušis greitoje atakoje, vidurio puolėjas. Ir Matonas taip pat bėgo į greitą ataką. Na, tokias netipinės rungtynės kol kas matome. Tikrai daug aukštaugių žaidėjų. Dabar ir Arnoldas Kulboka rungtyniauja. Žemaitis. Lieka 1-1 prieš Lauryną Bieliauską. Veržiasi į kairę pusę Kristupas Žemaitis. Eina į baudos aikštelę ir prasižengia Marekas Blaževičius. Stumteli savo varžovą kairę ranką. Pražanga puolime 8 sekundės ir 1/10 lieka. Ataką dar turės šeimininkai. Matonas vėl gerą darbą atlieka, 6 taškus jis pelnė, taip pat gynyboje dabar turėjo puikų epizodą.
Reaguoja abi komandos. Kęstutis Kemzūra leidžia žaidėjus, kurie gali duoti komandai naudos puolime. Alessandro Magro leidžia tuos krepšininkus, kurie gali šiek tiek ir geriau pasiginti. Gynybos specialistas Jeffas Tayloras taip pat rungtyniauja. Žinomas kamuolys į žaidimą, Evaldas Šaulys taip pat penkete. Čia Laurynas Beliauskas prasimeta kamuolį pro nugarą, reikia jau atakuoti. Beliauskas dar spėja įeiti į baudos aikštelę ir išmeta visai neprastą metimą, jo nepataiko, tačiau šeimininkai priekyje 27-20 pasižymėjęs 6 taškais. Torpas pradeda komandos ataką, Kestelotas penkete taip pat rungtyniauja ir Lukošiūnas, žaidžia Evaldas Šaulys ir Matonas. Bando centruoti, čia žaisti nugarą. Torpas turi labai tvirtą kūną ir štai taip lengvai pasistumė Kristupo Žemaitį, bet metimas nėra taiklus, situacija buvo visai nebloga. Iš labai aukštai šį kartą pradėjo centruoti LG Torpas. Gersonas Bruksas atgal. Kristupo Žemaitis ir metimas vidutinio nuotolio metimas šį kartą netaiklus. Gersonas Bruksas nepataiko, Torpas bando bėgti į greitesnį ataką, bet pavyzdingai grįžta Vulfset Winsbet. Geras pirmo žingsnis iki galo, metimas taiklus nuo lentos, Vincentas Kestelotas pelno taškus. Gana lengvai šiandien kol kas susikūrė situacijas ir realizuoja savo metimus. Unikla, bet Juventus tikrai gynyba nėra stulbinama Vulfset Winsbet, puikiai verpstė per kairį petį, bet taškų nepavyksta pelnyti Regimantui Minotui. Techninė pražanga Alessandro Magro. Ojojoj, Alessandro Magro nėra viskas gerai šiaip šį kartą. Atrodo, kad šiek tiek prastai jaučiasi vyriausiasis Vulfset Winsbet komandos treneris. Parkrito jis, atrodo, tokia buvo silpnumo akimirka. Na, žinoma, įtemptas grafikas, treneris irgi išgyvena sunkias atkarpas. Techninė pražanga Alessandro Magro. Ir Kristupas Žemaitis grąžins kamuolį į žaidimą. Regimantas Miniotas visiškai laisvas, nu čia štai taip, negerbiamas, galima sakyti, Regimanto Minioto metimas, nepavyksta pataikyti jam. Čia žaidimas nugarą ir netaiklus Andrew Andrewsas, bet fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Ir Andrewsas stoja prie baudų metimų linijos. Irgi galima sakyti vienas lyderių šiame sezone, kalbant apie Andrew Andrewsą, bet taip pat to banguotumo galima sakyti, kad nesugebėjo išvengti šiame sezone. Turėjo ir geresnių ir prastesnių rungtynių. Dabar pavyksta pataikyti baudą Andrew Andrewsui. Andrewsas šiame sezone BCIF Lietuvos krepšinio lygoje renka 13 taškų ir 13 naudingumo balų. Per pastarąsias dvejas rungtynes, beje, pelno po 15 taškų, metė tiek ir Šiaulių ir Panevėžio komandoms. Torpas. Įvedamas kamuolys, čia žaisti nugarą Matonui, Matono gera verpstė per dešinį petį, grąžinamas kamuolys atgal, puikiai juda jis perimetre, metimas iš toli ir Šaulio metimas pasiekė tikslą. Netaip ir seniai papildė komandą Šaulį, žinoma, jo stiprioji pusė būtent šaudyti iš tolimo nuotolio. Labai gerai palenda po krepšiu Andrew Andrewsas ir taiklus metimus dešinė ranka. Dar susikūrė situaciją atakuoti stipriąją dešinę ranką. Torpas. Keitimas Vulfset Winsbet gretose. Jeffrey Tayloras rungtyniaus. Arnoldas Kulbokas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Ne tiek ir daug žaidė Kulboka kol kas. Gavo šiek tiek žaidimo laiko ir per tą laiką Arnoldas Kulboka taškų nėra pelnęs. Matonas. LG Torpas.
Labai daug erdvės Torpų ir rizika čia ko gero su jo metimu. Torpas tikrai labai prastais procentais atakuoja iš tolimo nuotolio šiame sezone. Pataiko tik 17%, bet prisiminus praėjusias rungtynes su Žalgiriu, vieną tritaškį metimą jis pataikė ir tai buvo pirmas tritaškis nuo balandžio 5 dienos, kai pataikė vieną tolimo metimo su Šiauliais. Per 4 rungtynes iš eilės buvo prametęs visus 3 tritaškius. Dabar pataiko tolimo metimo ir šį sykį Torpas. 35-27. Andrew Andrewsas grąžins kamuolį į žaidimą. Čia fiksuojama pražanga puolime. Nepatenkintas yra ir Regimantas Miniotas. Jis rodo, kad reikėtų pasitelkti vaizdo peržiūrą. Alessandro Magro įnirtingai diskutuoja su teisėjais. Torpas vadinamas ant atsarginių žaidėjų suolo. Ramanauską matysime, vaizdo peržiūros jokios nėra. Ramanauskas. Jis rengia komandos ataką. Kestelotas. Matonų statoma užtvara. Ramanauskas, jo perdavimas į pusiau kraštą. Ten Lukošiūnas įveda kamuolį Matonui, šis bando kurti iš posto, perdavimas Kersas, metimas netaiklus, nepataiko Dominikas Grynas, bet Kesteloto atkovotas kamuolys. Grynas, 2 varžovai iš karto prieš jį, uždarytas į dėžutę, vadinamasis trepas pastai šį kartą Dominikui Grynui. 2 sekundės lieka, Ramanausko tritaškis tikslo nepasiekia. Irgi žmogus, kuris netakuoja gerais procentais, šiame sezone Ramanauskas pataiko 17% tolimų metimų. Nepatenkintas ir Andrew Andrewsas rodo į savo ranką, esą jį pradrėksta. Na, teisėjai leidžia šiandien tikrai kiečiau ir pasistumdyti ir kol kas Wolfswinds bet nėra labai patenkinti to, kaip dirbo teisėjai šiose rungtynėse. O galiausiai ir Kęstutis Kemzūra rodo peržiūros gestą, tad pasitelkė jis trenerio iššūkį. Tas Miniotas, Kristupas Žemaitis ir Jeffrey Tayloras rungtyniauja penketuke. Žemaitis. Veržiasi į kairę pusę ir provokuoja pražangą Andrew Andrewsas. O kol kas galima sakyti labai agresyviai žaidžia Andrewsas. Pasirodė po keitimo ir jau spėjo pasižymėti 4 taškais, surinko 6 naudingumo balus. Wolfswinds bet prasižengusi 2 kartus, Uniclub bet Juventus 3 pražangas gavo šiame ketvirtyje. Žemaitis, jos Kersas perdavimas, Tayloras mėgsta tokius metimus iš kampų ir Jeffas Tayloras pataiko tritaškį. Skirtumas tirpsta viso labo iki 5 taškų, 30-35. Ramanauskas. Matonas. Na, gerai dirbo čia sužaidė be kamuolio Jeffrey Tayloras. Dominikui Grynui kamuolio neleidžia priimti. Jeffrey Tayloras būtent ir garsėja savo gynybą. Dabar labai geras Gryno pirmo žingsnis. Nėra taiklus metimas, bet yra pražanga tam pačiam Taylorui. Nenori su tuo sutikti Jeffrey Tayloras. Keitimas atliekamas. Matysime rungtyniaujantį Lauryną Beliauską. Keičia jis Karolį Lukošiūną. Taip pat Marekas Blaževičius ir Anthony Keonas rungtyniaus. Kristupas Žemaitis bei Regimantas Miniotas yra keičiami. Vėl rungtyniaus viename penkete Marekas Blaževičius ir taip pat Gersinas Bruksas. Dominikas Grynas stoja prie būtų metimų linijos. Uniclub bet Juventus komandos vedlys, renkantis net po 16 taškų ir 15 naudingumo balų. Tikrai žaidžia gerą sezoną 28 amerikietis. Pastarai kartą dviženklio taškų skaičiaus nesurinko beje prieš pusantro mėnesio. Tai yra kovo 16 dieną, kai žaidė su Nevėžiu OptiBet. 8 mačai paeiliui, kai renka bent 10 taškų šis Utenos komandos lyderis ir renka, tarkime, pastaruoju metu 15 su Žalgiriu, su Sibė 12, su Neptūno komanda 11. Solidus pasirodymai. Dar viena techninė pražanga. Ir dar viena techninė pražanga, štai taip. Dvi iš karto.
Šonas Tarminas netrukus pasirodys aikštėje. Stebės Marekas Blaževičius. Jeffrey Tayloras priverstas keliauti iš aikštės. Marekas dar bandė, galima sakyti, išgelbėti savo komandos draugą, bet teisėjas jau buvo skyręs antrą techninę. Įsikarščiavęs vienas labiausiai patyrusių komandos žaidėjų. O Dominikas Grynas stoja prie baudų metimų linijos ir Grynas baudą pataiko. 38-30, tad sunkėja situacija Wolves Twins bet. Tikrai nervinga komanda šiandien, atsilieka 8 taškais. Galima prisiminti ir tai, kad su negalavo, galima sakyti, šiek tiek ir Alessandro Magro. Ir taip pat Jeffrey Tayloras dabar jau priverstas palikti komandos draugus. Skirtumas auga. Uniclub bet Juventus turi dabar jau +9. Anthony Keunas. Andrew Andriusas stato užtvarą Marekas Blaževičius, leidžiasi žemyn, skersas perdavimas. Veržiasi į dešinę pusę Trišonas Tarminas, 5 sekundės atakai, labai gera Dominiko Gryno gynyba ir metimas yra netaiklus. Nepataiko Trišonas Tarminas. Čia žaidimas nugarą, bando atakuoti Dominikas Grynas žemesnį varžovą, Andrew Andriusas žaidžia štai taip, meta sunkų metimą ir tai yra pražanga labai panašioje situacijoje kaip ir prieš tai Jeffrey Tayloras prasižengė ir buvo labai nepatenkintas. Fiksuota pražanga, vis nenusiramino, gavo pirmą techninę, po to ir antrą. O čia minutės pertraukėlė, reikia šiek tiek ir apsiraminti, tos pertraukėlės prašo Wolves Twins bet. Pranašumą pirmą kartą pirmauja 9 taškais, 39-30 tai yra priekyje, ketvirtis geras, varžovai nervinasi, o savo ruoštų šeimininkai bando bėgti į priekį 12-7. Laimi šį kėlinį, gana gerą atkarpą žaidžia ir Dominikas Grynas, 7 taškus pelnė, 8 naudingumo balų surinko. Monatonas, kaip visada, solidus, o Grynas provokuoja pražangą, stoja mesti baudą, šiandien pataikė kol kas visas 4. 77% meta baudas Dominikas Grynas. Buvo mačas, kai šiame sezone ir 32 taškus buvo surinkęs Grynas. Tikrai turės įspūdingų susitikimų. Anthony Keunas. Jis rengia komandos ataką, Marekas Blaževičius, perdavimas Andrew Andriusui, grąžinamas kamuolys atgal, Keunas į baudos aikštelę, į kontaktą ir fiksuojama pražanga. Keunas ir Andriusas labai agresyvų šiandien, provokuoja pražangas, metė Keunas jau 3 baudas, kalbant apie Andriusą, metė į porą baudų. Keuno tai yra 3 išprovokuota pražanga, beje tiek pat turi ir Andrew Andriusas, kuris dabar yra keičiamas Kristupo Žemaitį. Mes matysime ant parketo, Uniclub bet Juventus pirmą kartą, beje turi dviženklę persvarą šiandien. 41-30 pirmauja ši ekipa. Keunas su 5 taškais ir 11 naudingumo balų, naudingiausias žaidėjas šiame susitikime savo komandoje, tai yra Vilkų ekipoje. Pataiko baudą, pelno savo 6 tašką, mažina atsilikimo iki 10 ir dabar nubraukia varžovų pranašumą iki 9 taškų. Anthony Keunas. Daimas iš rankų į rankas čia, Kestelotas atlieka perdavimą Justinui Ramanauskui. Dominikas Grynas taip pat yra 5, jis veržiasi į dešinę pusę, žaidžia prie žemesnį varžovą. Na, čia kontaktas šioks toks buvo, bet teisėjai pražangos nefiksuoja, nepatenkinti Vilkų atstovai. Keunas veržiasi į dešinę pusę, naudojasi Blaževičiaus užtvarą. Blaževičius suklumpa baudos aikštelėje, dabar įvedamas kamuolys jam, paliekama daug erdvės žaisti nugarą, žaidžiama 1 prieš 1, yra net 3 pagalbos, galima sakyti, Matonui, bet Marekas vis tiek užsibaigia. Marekas Blaževičius kartais yra tikras energetinis, galima sakyti, žaidėjas, energetinis komandos lyderis aikštėje. Tikras monstras, jeigu tai jam yra gera diena. Šiandien reikia gero jo pasirodymo, varžovai yra priekyje, stringa svečiai. Jo labiau, kad dar pataiko šį tolimą metimą ir Laurinas Beliauskas, 44-34. Dar kartą Marekas Blaževičius vėl žaidžia nugarą, turi žemesnį varžovą prieš save, tai yra pražanga.
Ir tai yra Uniklubet Juventus komandai 5. pražanga šiame ketvirtyje, tad Marekas Blaževičius mes baudas. 1 iš 2 šiandien pataikė Marekas. 9.11 naudingumo balų skaičiai tikrai gana geri, kalbant apie Mareką Blaževičių. Tokių skaičių BCF Lietuvos krepšinio lygoje jis nėra rinkęs žaisdamas bet kurioje komandoje, netgi ir Žalgirio ekipoje, kai gaudavo šiek tiek žaidimo laiko. 21-22 metais parungtyniauti BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Ir Marekui geros buvo rungtynės ir su 7bet Lietkabelio ekipo 19.7, atkovoti kamuoliai 27 naudingumo balai, bet tas rungtynės komanda pralaimėjo. Ramanauskas įveda kamuolį Matonui, Matonas bando žaisti nugarą, dabar jau veidu į krepšį prieš Mareką Blaževičių, sukasi atakuoti oponento nugarą, 1-1, sudėtingas metimas ir Mareko geras epizodas ir gynyboje. Gera atkarpa Blaževičiaus leidžia šiek tiek jaustis geriau Vilkams, neblogas perdavimas į kampą, metimas iš toli, nepataiko Kristupo Žemaitis. Atkovotas kamuolys puolime, susistato kojas, meta tritaškį ir jį pataiko Krišonas Terminas. Gera atkarpa Wolves Twins, bet Marekas Blaževičius bando užvesti savo komandą geru. O Uniklubet Juventus pasirengusi gražinti kamuolį į žaidimą, LG Torpas tai darys. +6 turi uteniškiai. Torpas Kestilotas taip pat rungtyniauja Beniušis, žaidžia Grynas ir Beliauskas penketuke. Stabdo užtvara Šarūnas Beniušis, Beliauskas veržiasi į kairę pusę, eina į baudos aikštelę ir metimas nėra taiklus. Kestilotas nepataiko, labai sudėtingas buvo šis metimas. Mažiau nei 4 minutės iki pirmos rungtynių pusės pabaigos ir galima sakyti, kad pirmą pusę, tikrai kol kas gana neblogai kontroliuoja aikštės šeimininkai. Dominikas Grynas, 1-1 ir šį kartą nepavyksta užsibaigti jam, nors liko stovėti, net nelabai pašoko, galima sakyti, čia Trišonas Terminas. Dabar pats turi galimybę pataikyti, metimas iš toli, nėra taiklus, bet Marekas Blaževičius neatitvertas. Ir Mareko jau 12 taškas šiame mače, būtent jo pastangomis, bene labiausiai Wolves Twins bet mažina atsilikimą. Nežiūrėdamas perdavimą atlieka Kestilotas į kampą, Grynas netakuoja iš toli, Laurinas Beliauskas veržiasi į kairę pusę, susistato kojas, meta ir pataiko Torpo. Šiandien labai daug erdvės turi Torpas, panašu, kad rizika prieš jį žaidėją yra pagalbos būtent nuo Torpo, kaip šioje situacijoje. O bandoma šiek tiek agresyviau gintis prieš Lauriną Beliauską, dabar keitimas atliekamas, Kestilotas yra keičiamas, vietoje jo matysime rungtyniaujantį ir Sederevičių. Komandos kapitonas Regimantas Miniotas irgi žais, kalbant apie Wolves Twins, bet Marekas Blaževičius keičiamas, įspūdinga atkarpa žaidė Marekas. Šiandien yra surinkęs 12 taškų, atkovojęs 3 kamuolius 2 puolime ir taip pat 12 naudingumo balų yra Mareko sąskaitoje. Antony Keunas rengia komandos ataką. Ne pats geriausias varžovas šiandien Antony Keunui, tai yra Torpas, labai galingas gynėjas. Turintis itin tvirtą kūną, bet jis sugeba pergudrauti šioje situacijoje. Antony Keunas veržiasi į kairę pusę, į kontaktą, fiksuojama pražanga Torpui. Antra. Torpui asmeninė yra fiksuojama, o Keunas ir toliau provokuoja pražangas. Tai yra 4 jo išprovokuota pražanga šiandien, dar 2 baudas mes. Keunas. Taikli bauda. Pavyksta pataikyti Antony Keunui, kaip ir minėjau, praėjusios rungtynės nebuvo pačios sėkmingiausios. Pirmą kartą nuo akistatos su 7bet Lietkabelio komanda sausio 25 dieną BCF Lietuvos krepšinio lygoje Keunas nepelnė dviženklio taškų skaičiaus, tad kelis mėnesius rinko bent 10 taškų, dabar vėl buvo akistatos su Panevėžio komanda ir vėl Antony Keunas rinko tik 4 taškus. Torpo perdavimas ir dėjimas iš viršaus Beniušis. 49-42, Torpas puikiai sužaidžia čia pick and rollą, Beniušis visiškai laisvas, nesusikalbėjimas pick and rollo gynyboje, kalbant apie Wolves Twins, bet Kristupo Žemaitis mina šoninė linija, dar viena klaida svečių komandos. Šeimininkai šiame mače suklydo beje tik kartą, vos vienas perimtas kamuolys, Wolves Twins bet suklydo 6 kartą ką tik.
Vienas prarastas kamuolys, kalbant apie Uniklub Bet Juventus, tikrai yra įspūdingas pasiekimas. Dominikas Grynas. Kyla čia stato užtvarą Torpos, Piket Popo šį sykį, bet Grynas lieka su kamuoliu. Dar kartą Torpos ir vėl iš toli pataiko Torpos. Štai toks šiandien yra jis. Viena panašu, kad tritaškį, kai metė mynė liniją, nes dabar yra pelnęs 8 taškus, bet faktas tas, kad pataikė 3 kartus iš tolėliau. Jaunas eina į kairę pusę. 5 sekundės atakai ir įspūdingas darbas gynyboje Gryno ir taip pat Sederevičiaus. Blokuojamas varžovo metimas ir vėl beje šeimininkai turi dviženklę persvarą, pirmauja 10 taškų. Reikia Mareko Blaževičiaus, ilsėjosi jis ne taip ir ilgai, bet su Mareku buvo pavykę sumažinti atsilikimą. Gerą atkarpą žaidė lietuvis. Ir lieka, žinoma, minutė 47 sekundės, tad laiko netiek ir daug iki ketvirčio pabaigos. Marekas turbūt žais jau ir be keitimų iki pat kėlinio finišo. Jaunas pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimą. Eina į baudos aikštelę, perdavimas atgal, nenuleidęs kamuolio žemyn atakuoja Kristupas Žemaitis ir pataiko 3 taškų vertės metimą. 45-52. Sederevičiaus perdavimas Beliauskui. Beliauskas lieka prieš Trišono Tarminą, pakyla čia Sederevičius, stato nugarinę užtvarą, Beliauskas 1 prieš 1, Tarminą įveikti labai sudėtinga. Puikiai Trišono gynyba, metimas iš toli, nėra taiklus, nepataiko dabar ir Sederevičius, dar vienas žaidėjas, kuris nepasižymi labai stabilių metimų iš distancijos. Pataiko 27% tolimų metimų šiame sezone, meta šiek tiek daugiau nei 1 tritaškį per susitikimą. Beliauskas eina į kairę pusę, meta nuo lentos, taškai bus įskaityti, jau nuo lentos atsimušusi kamuolį. Lietė šioje situacijoje Marekas Blaževičius. Dar kartą štai čia. Antony Kentas bando iš karto aštrinti žaidimą. Leidžiasi žemyn Marekas Blaževičius, buvo visiškai laisvas, prišoka dabar prie jo Ramanauskas. Kristupas Žemaitis. Pirmo susitikimo dalį Uniklub Bet Juventus laimės ir gal net laimės dviženklių skirtumų. Faktas, kad 54 pelnyti taškai yra labai daug. O Marekas Blaževičius stoja prie baudų metimų linijos. 12 taškų šiandien surinko Marekas Blaževičius. Geras jo rungtynės. Taip pat Kristupas Žemaitis beje pasižymėjo 10 taškų. Taiko Marekas. Tas metas 72% Marekas Blaževičius, tad pataiko, galima sakyti, visai neprastai. Yra metas ir taikliau, kai žaidė Ryto gretose BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Dabar pavyksta pataikyti. Yra antra bauda 47-54. Sederevičius atgal Ramanauskui, perdavimas iš rankų į rankas, Laurynas Beliauskas. Dabar absoliučiai lietuviškas penketas, kuriuo žaidžia Kęstutis Kemzūra, nepataiko Sederevičius, kaunasi dėl kamuolio Marekas Blaževičius, jis Trišono Tarmino rankose. Neturi Keunas, veržiasi į dešinę pusę, žaidžia 2 prieš 2 su Mareku, Blaževičiaus perdavimas Keunui, nežiūrint kažkur per nugarą. Ir perdavimas nesėkmingas, tai yra dar viena klaida. Torpas pasirodys aikštėje, reikia žmogaus, kuris galėtų komandai padėti sukonstruoti tą paskutinę ataką pirmoje mačo dalyje. Dominikas Grynas taip pat žais. Beveik iki pat kėlinio pabaigos su kamuoliu gali būti šeimininkai. Pirmo susitikimo pusę laimėjęs, 54 taškus pelnė jau dabar, tikrai nežibėjo vilkai gynyboje per pirmo susitikimo dalį. Torpas bando 1 prieš 1, lieka izoliacijoje prieš Regimontą Miniotą, meta, nepataiko Torpas ir tai yra viskas. Nepavyko užsibaigti Utenos komandai, bet 54-47 tikrai yra gana solidu. Uteniškiai pirmauja 7 taškais, bet žinoma mes
10 taškų, tokie yra jo skaičiai, tikrai geras rungtynės žaidžia ir jis, bet labai geras rungtynės Uniklubet Juventus. Ši ekipa priekyje 54-47 ir vienu metu turėjo ir didesnę persvarą, didžiausias pranašumas siekė 11 taškų, apskritai šeimininkai pirmavo net 18 minučių šiame mače, beveik tai šiek tiek daugiau nei 17 minučių, mažiau nei 2 minutės. Priekyje buvo svečiai, tad beveik nepirmavo šiandien. Ir dar Jeffrey Tayloro neteko, kuris užsidirbo 2 techninės pražangas antrame ketvirtyje, šiandien žaisti jau nebegalės. Ir tarkime, Uteniškiai yra komanda, kuri lygoje prasčiausiai meta tritaškius, meta jų mažiausiai, bet šiandien pataikė 7 iš 12, tai yra net 58%. Kai kurie žaidėjai nustebino, tas pats, tarkime, LG Torpas pasižymėjo taip pat 2 tolimais metimais. Ekipa atlieka mažiausiai rezultatyvių perdavimų, neturi tų kaip Brauno, bet atliko net 9 šiame mače. Na ir žinoma, kas šeimininkams nelabai turėtų patikti ir kas turėtų kelti nerimo Kęstučiui Kemzūrai, tai yra būtent varžovo atkovoti kamuoliai puolime, nes šiandien nusiėmė 8 Wolves TwinSbet ir antrais šansais pelnė 17 taškų, kai šeimininkai surinko 6. Ir taip pat greitos atakos 7-2 pagal šį rodiklį. Ir taškai greitose atakose Wolves TwinSbet tų taškų surinko daugiau. O čia ir vėl emocijų nestinga. Torpas prieš Tarminą. Tarminas stumtelėjo oponentą. Ir Torpas stoja prie baudų metimų linijos. Pavyksta pataikyti pirmą baudą. Na, šiandien tikrai nervinga, galima sakyti, yra svečių komanda. Minėjau ir Jeffrey Tayloro. 2 techninės, gavo techninę pražangą ir Alessandro Magro, dabar nesportinė skirta Trišonui Tarminui. Šioje situacijoje, tad gali tuo naudotis. Uniklubet Juventus dabar turi +10. Dominikas Grynas. Stepautas Mareko Blaževičiaus, grįžta į baudos aikštelę, dar kartą Grynas, 8 sekundės lieka atakai, turi prieš save žemesnį varžovą. Dabar gauna Anthony Keuną, veržėsi į kairę pusę, Keunas žinoma labai greitas ir laiko labai artimo atstumo, sudėtingas Gryno metimas, jis tikslo nepasiekia. Keunas. Su Kristupu Žemaičiu viename penkete, tų kūrėjai rungtyniauja, o Žemaitis šiandien gali rinkti ir taškus, gali stumtis ir į tą, na, galima sakyti, antrą poziciją, dabar būtent taiklus jo metimas. Torpas. Čia nėra pražangos Torpui, žaidžiant nugarą atrodo šiek tiek ir, na, bandė vožtelėti varžovui, dabar 3 sekundės yra fiksuojamos. Nepatenkintas Wolves TwinSbet štabas, turi ką pasakyti ir Nedas Pocevičius, beje, Nedas irgi galima sakyti, kad iškilo būtent čia. Utenoje jis talkino, buvo asistentas, po to buvo šiek tiek ir laikino vyriausiųjų trenerių. Netaiklus metimas, nepataiko Kristupo Žemaitis, dabar jau atsiprašo komandos draugų. Dominikas Grynas. Veržėsi į dešinę pusę, eina į baudos aikštelę, metimas yra taiklus. Grynas bando siausti, šiandien 13 taškų yra pelnę, švilpuką girdime, tai yra minutės pertraukėlė ir tos minutės pertraukėlės prašo Alessandro Magro, pertraukėlė labai ankstyva. Mažiau nei 2 minutų skirtumų ir laimėjo prieš Šiaulius. Pergalė buvo pasiekta 7 taškais. Bet net 85 buvo praleisti, pralaimėta Šiauliams, Lietkabeliui, Rytui, Nevėžiui, Žalgiriui ir dar kartą Lietkabeliui. Tad ne pati geriausia atkarpa, bet kaip ir minėjau, komanda turėjo ir daug traumų per tą atkarpą. Čia puikiai žaidžia LG Torpas, vis dėlto pražanga jam yra fiksuojama. Nukirstas Anthony Keunas. Keliamas dabar Wolves TwinSbet komandos lyderis nuo parketo. Dar kartą štai ši situacija, bandė blokuoti metimą ir šiek tiek per kietai sužaista, varžovui tiesiai į kūną. Ramanauskas pasirodo aikštėje, keičia į Torpą. Na, Torpas šiandien labiausiai kuo išsiskyrė, tai būtent savo tolimais metimais pataikė 2, nepaisant to, kad per visą šį sezoną Torpas realizavo tikrai labai mažai tolimų metimų. 7 iš 42 pataikė ir 2 įmetė šiandien. Anthony Keunas ir toliau renka taškus. Išvados padarytos, galima sakyti, po tos nesėkmingos akistatos savaitgalį su 7bet Lietkabelio komanda. Šiandien kur kas solidesnis mačas yra šiam žaidėjui. Hesitation driblikas, kurį naudoja Justinas Ramanauskas ir po to bandydamas statyti užtvarą komandos draugui pažeidžia taisyklės.
Ir tai yra trečia asmeninė Ramanauskui, 3 pražangas turi ir Torpas. Manau, kad tai turėjo įtakos, kodėl yra pakeistas LG Torpas ir šiandien irgi normuojamos jo minutės. Žinoma, pagrindinis kūrėjas likęs komandoje žaidė šiandien 13 minučių. Pražangos turi įtakos minutėms, kurias praleidžia ant parketo LG Torpas. Marekas Blaževičius. Tarminas. Veržiasi į kairę pusę Antony Keonas. Leidžiasi žemyn Gerisonas Bruksas. Tarminas eina į baudos aikštelę, klysta čia, perimtas kamuolys ir dviese prieš vieną. Ramanauskas pats iki galo nepataiko, iš po krepšio ima kamuolį Beniušis ir fiksuojama pražanga prieš jį. Šiandien nedaug žaidžia Beniušis, bet labai gerai pasinaudoja savo atkarpą. Per 10 minučių komandos kapitonas pelnė 6 taškus ir surinko 5 naudingumo balus. Na, žinoma, pagrindinis kapitonas yra Žygimantas Kučas, bet jis jau ilgą laiką negali padėti komandai. Šiandien Žygis irgi nežaidžia, 11 mačų, bet Lietuvos krepšinio lygoje sužaidė šiame sezone Žygimantas Kučas. Kai jis nerungtyniauja, Šarūnas Beniušis yra ekipos kapitonas, renkantis 8 taškus ir 10 naudingumo balų šiame sezone. Dar viena bauda, šį kartą nėra taikli, nepataiko Šarūnas Beniušis. Žemaitis. Jo perdavimas Marekui Blaževičiui. Marekas žaidžia nugarą ir pražanga besiginančiam žaidėjui. Šį kartą neteisus yra Šarūnas Beniušis. Ir jam fiksuojama pirma pražanga. 3 turi, minėjau, Torpas ir Ramanauskas. Kalbant apie Wolves Twinsbet, 3 kartus yra nubaustas Jeffrey Tayloras, bet iš tų 3 buvo 2 techninės ir galiausiai jis baigė savo pasirodymą. Trišonas Tarminas beje yra gavęs taip pat 3 pražangas. Ketvirta komandinė Uniklub bet Juventus, nepaisant to, kad mažiau nei 3 minutės yra sužaistos. Antony Keonas eina į baudos aikštelę, nardo čia varžovų gynyboje, įveda kamuolį Marekui Blaževičiui, 6 sekundės lieka, Marekas ir pataiko prieš Beniušį. Sunkiai sulaikoma šiandien Marekas Blaževičius, jau 16 taškų yra pelnęs, tikrai žaidžia geras rungtynes. Beniušis, Beliausko perdavimas. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Laurynas Beliauskas. Grąžinamas kamuolys atgal Ramanauskui. Čia vėl nėra pražangos puolime. Meta Ramanauskas, atrodo, daug erdvės susikūrė. Labai nepatenkintas yra ir Alessandro Magro. Labai nepatenkintas yra ir Nedas Pocevičius. Jų nuomonė, tai buvo pražanga puolime. Graži verpstė Mareko Blaževičiaus ir Marekas nepataiko. Šį kartą užsibaigti nepavyksta. Čia vėl žaidžiama labai kietai prieš Antony Keoną ir galiausiai Keonas prasižengia. Antony Keonas vis bando pademonstruoti, kad varžovai žaidžia, stumia jį, žaidžia alkūnėmis, rankomis. Ir Alessandro Magro ir toliau bando akcentuoti būtent tai. Begalė tokių epizodų šiaip šiandien matėme ir pražangos dažniausiai nėra fiksuojamos, o dabar fiksuojama pražanga pačiam Antony Keonui. Andrew Edrusas vėl rungtyniaus, prieš Kestelotą eina per apačią po užtvaros Regimantas Miniotas. Laurynas Beliauskas veržiasi į kairę pusę, žaidžia 1 prieš 1 prieš Mareką Blaževičių, 5 sekundės atakai, įvedamas kamuolys nuo parketo. Ramanausko metimas netaiklus, pamuša kamuolį tiesiai varžovams Antony Keonas. Geras įkirtimas per kamuolio ir Šaulio 2 taškai. Beveik visas rungtynes šeimininkai pirmauja, priekyje yra ir dabar ir tas pranašumas yra 9 taškai. Užsimeta varžovą ant nugaros Antony Keonas, perdavimas į kampą, bandė atlikti ekstra perdavimą Andriusas Kristupui Žemaičiui, bet kamuolio nesuvaldo ir tai yra dar viena klaida Vilkų žaidime. Uniklub bet Juventus šiandien suklydo tik 3 kartus, kalbant apie Wolves Twinsbet, ši komanda praranda dabar jau ir 9 kamuolį. Apskritai, kalbant apie klaidas, tik 8 vietoje yra Wolves Twinsbet, tik 7 pozicijoje yra Uniklub bet Juventus, abi komandos praranda po 13 kamuolių per rungtynes.
kamuolys iš rankų rankas Ramanauskui. Įpusėjo trečias ketvirtis. Aukštą užtvarą stato Beniušis. Ramanauskas bando atakuoti Mareką Blaževičių. Marekas klupteli. Ramanauskui gera galimybė pataikyti vidutinio nuotolio metimo. Jis tai ir daro. Ir dabar vėl Unikla, bet Juventus turi dviženklę persvarą. Pirmauja 11 taškų. Miniotas. Andrew Andrewsas veržiasi į kairę pusę, eina į baudos aikštelę, atlieka perdavimą atgal, Tarminas šokdina varžovą, veržiasi arčiau krepšio, meta sunkų metimą ir tai yra pražanga, tai yra 2 baudų metimai. Beniušiui tai yra antra pražanga, panašu, kad dar ir techninė buvo įrašyta, dar vieną švilpuką girdėjome. Šiandien tikrai labai emocingas mačas. Šarūnas Beniušis nepatenkintas buvo šiuo švilpuku, Marekas Blaževičius yra keičiamas, šiandien žaidžiantis tikrai puikias rungtynes, jau turi 16 taškų Marekas. Dar yra atkovojęs 4 kamuolius ir surinko 18 balų jau kol kas. Andrew Andrewsas šiandien pražangų provokuoja daug. Keturios išprovokuotos pražangos Andrew Andrewso, bet kol kas pats yra pelnęs viso labo 5 taškus. Trišonas Tarminas dabar stoja prie baudų metimų linijos. Andrewsas metė baudą už techninę pražangą, Trišonas Tarminas meta už asmeninę pražangą Šarūno Beniušio. Galimybė šiek tiek sumažinti atsilikimą Unikla, bet Juventus šiandien daugiausia pirmavo būtent ką tik. 11 taškų buvo didžiausias komandos pranašumas, tai yra rekordinės persvaros pakartojimas, nes pirmoje susitikimo pusėje irgi buvo didžiausias pranašumas plus 11. Laurynas Beliauskas aktyviai prieš jį ginasi Kristupas Žemaitis, komandos draugai, galima sakyti, langų rinktinėje. 10 sekundžių Ketakai skirto laiko pabaigos, Beliauskas žaidžia 1 prieš 1, meta tritaškį ir Laurynas Beliauskas pataiko 3 taškus su varžovo pražanga. Įspūdingas momentas. Ką tik pavyko sumažinti atsilikimą Vilkams, bet Beliauskas turi galimybę pelnyti 4 taškus vienos atakos metu. Šiaip Laurynui šiandien rungtynės tikrai nėra blogos, jis yra pasižymėjęs dabar jau 13 taškų. Šiame sezone Laurynas Beliauskas tiek ir renka, 13 taškų ir 15 naudingumo balų yra jo vidurkiai. Rezultatyviau yra žaidęs tik vieną sezoną, kai atstovavo Kėdainių Nevėžiui. 14,5 taškų, 14 naudingumo balų, 19-20 galima prisiminti, kad tada jis išvyko žaisti ir į ACB lygą, rungtyniauti į užsienį. Čia štai toks perdavimas per visą aikštę. Ir dar viena klaida, nepagauna kamuolio Kristupas Žemaitis. Atsiprašo komandos draugų, bet rizika buvo šioje situacijoje. Nemažai klaidų daro šiame ketvirtyje Wolves Twins bet. Yra 10 komandos klaida. 7 taškus po klaidų pelnė Unikla, bet Juventus 6 beje surinko svečiai šiame susitikime. Beliauskas lieka izoliacijoje, kitą langų rinktinės draugą atakuoja. Čia Regimantą Miniotą žaidžia 1 prieš 1, Beliauskas prieš Miniotą. Miniotui žinoma sunku apsiginti prieš vikresnį varžovą. Čia ir dar viena pražanga fiksuojama ten arčiau krepšio. Keitimai atliekami, Marekas Blaževičius šiandien labai daug nesiilsi, nes jis yra pagrindinis, galima sakyti, žmogus šiandien puolime. Kalbant apie Vilkų komandą, Gersonas Bruksas yra keičiamas, Kesalotas taip pat sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo, Matonas stoja prie baudų metimų linijos, abi komandos jau yra prasižengusios daugiau kaip 4 kartus. Taikli Matono bauda. Matonas šiandien su 7 taškais, šiek tiek kukliau nei mes esame įpratę matyti, kai šis krepšininkas rungtyniauja su Unikla, bet Juventus apranga. 13 taškų ir 17 naudingumo balų yra jo vidurkiai. Ir dabar pavyksta pataikyti abi baudas.
Skirtumas dar labiau auga, dabar jau ekipa skiria 14 taškų, rekordinė persvara Anthony Kevinui irgi ilgai sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolo neleidžia Alessandro Magro, Andrew Andriusas, Marekas Blaževičius, kerta į baudos aikštelę Tarminas, nenusileidęs ant parketo, atlieka perdavimą Regimantui Minetui, bet vėl užstrigęs Redžis, meta sunkų metimą. Blaževičius kaunasi iki galo, bet į greitą ataką dabar jau skuodžia Laurinas Beliauskas. Abi komandos pažeidusios taisyklės daugiau kaip 4 kartus, tad taktinių pražangų negali būti dabar jau. Beliauskas vėl lieka prieš lėtesnį varžovą, vėl žaidžia izoliacijoje, atakuoja Regimantą Minetą, kamuolį nusimeta, Ramanauskas iš toli, metimas per trumpas. Uniclub bet Juventus. Viena didžiausių problemų, kaip ir minėjau, šiame sezone tritaškiai pataikymas prasčiausias. Lygoje tritaškių meta komanda mažiausiai, daugiausiai meta dvitaškių, o čia puikiai sujudėjo kamuolys ir Regimanto Mineto taškai. 59-71. Laurinas Beliauskas. 3 minutės iki trečio kėlinio pabaigos. Beliausko perdavimas koja liestas kamuolys, naujos 14 sekundžių atakai. Evaldas Šaulys šiandien su 5 taškais, kol kas labai didelio vaidmens puolime neturi, žaidžia po 15 minučių, renka tik 3 taškus. Bet žinoma, kaip ir minėjau, snaiperis jis yra ir būtent snaiperio savybės yra jo ryškiausios. Tad metė daugiau tritaškių nei dvitaškių ir pataiko tolimus metimus 44%. 7 iš 16 realizavo kol kas. Šį sezoną grįžęs į Uteną, čia į kontaktą ir tai yra 2 taškai su pražanga Laurinas Beliauskas. Įspūdinga Beliausko atkarpa ir tas 3+1, dabar 2+1. Traukia komandą į priekį Laurinas Beliauskas. Uniclub bet Juventus. Minėjau, kad irgi galima sakyti, kad nežaidžia pačios geriausios atkarpos apskritai. Nuo kovo 2 dienos iškovotos tik 2 pergalės. Nugalėti Mažeikiai 3 taškais, pergalė prieš Neptūną 6 taškais. Tad stringa tiek vieni, tiek kiti. Taip, žinoma, buvo ir vienos ir kitos komandos pralaimėjimų paskutinėmis sekundėmis. Tiems patiems Vulpsams buvo nusileista tik 4 taškais, pralaimėta tašku 7bet Lietkabeliui, pralaimėta 3 taškai Žalgiriui. Laurinas Beliauskas pataiko baudą. Anthony Kevinas rengia komandos ataką. Dominikas Grynas aukštesnis varžovas dabar prieš Anthony Keviną. Čia Marekas Blaževičius bando atakuoti Matoną. Tikrai fiziškai daugiau jėgos, kuri tvirtesnis fiziškai yra Marekas Blaževičius. Matoną įveikia žaisdamas nugarą, pelno savo 18 tašką. Beliauskas. Aukšta užtvara ir tai yra pražanga puolime. Evaldas Šaulys statė užtvarą ir pažeidė taisyklės. Reta Uniclub bet Juventus klaida. Ši ekipa padaro 4. klaidą šiame susitikime. 4 klaidos tikrai labai kokybiškos puolime rungtynės. 74 pelnyti taškai. Pavyksta pataikyti ir tolimus metimus. Šiandien Uniclub bet Juventus realizavo 8 iš 15, net 53%. Tai yra visiškas kontrastas, žinant su tuo, kokiu procentu atakuoja komanda šiame sezone. O atakuoja tik 32. Gražins kamuolį žaidimą Laurinas Beliauskas. Sederevičius, taip pat Šaulys, Matonas ir Grynas yra 5, kalbant apie šeimininkus. Kulboka žaidžia Miniotas, Andriusas, Blaževičius ir Kevinas 5. Dominikas Grynas. 2 minutės lieka iki trečio kėlinio pabaigos. Grynas mato, kad yra prieš Anthony Kevinas, bando centruoti, pagalba Regimanto Minioto. Gerai juda kamuolys, bet neužsibaigia iš dėkingos situacijos Matonas. Gera galimybė buvo Sukmailui Matonui. O čia visi atsitraukia varžovai nuo Anthony Kevino. Na, labai gera galimybė komandos lyderiui, bet šis tritaškio nepataiko, nesusikalbėjimas. Uniclub bet Juventus gynyboje. Turi prieš save žemesnį varžovą Grynas, iš karto yra pagalba, Matonas laisvas, dvejoja, bet paleidžia tritaškį ir jį pataiko Matonas.
Vieną iš dviejų buvo realizavęs Uniclub Bet Juventus gretose per tas 4 rungtynes. Dabar pataiko visiškai laisvas ir skirtumas dar labiau auga. Dabar jau komandas skiria 16 taškų. Tai yra rekordinis pranašumas, kurį turi Uniclub Bet Juventus šiuose rungtynėse, kurias labai kokybiškos rungtynės. 3.56%. Rezultatyvūs perdavimai, nėra jų daug. 11 per pirmą mačo dalį surinko 9, per visą šį kėlinį tik 2. Bet kėlinio rezultatas yra 23-14. Uniclub Bet Juventus pirmauja šiame ketvirtyje. Andriusas veržiasi į dešinę pusę, tai yra pražanga aukštai. Torpas griebėsi už galvos, labai prasta pražanga Torpo. Dvigubai prasta, nes tai yra 4. asmeninė ir tai yra 2 baudų metimai, kuriuos mes. Andriusas, labai patyrė žaidėjas, pražangą išprovokavo. Andriusas baudas meto labai užtikrintai. Lietuvos krepšinio lygoje pataikymas siekia 83%. Dabar taip pat baudą pavyksta realizuoti. Ar labai daug baudų meta ir ypač per pastarąsias 2 rungtynes. Jis metė net 19 baudų, per 3 mačus metė 25 baudas. Ir prameta nedaug. Per pastarąsias 2 rungtynes pataikė iš 19-15. Ramanauskas vėl priverstas jis žaisti kamuolį. Reikia pasitikėti būtent šiuo žaidėju. Reikia Ramanausko gerų minučių, kai Torpas negali komandai padėti šiuo metu. Priverstinis poilsis dėl 4 pražangų. Čia metimas nėra taiklus, labai apmaudžiai išsisuka kamuolys Dominiko Grino, mestas į krepšį. Andriusas eina į baudos aikštelę, į kontaktą ir tai yra 2+1 Andriusas. Bando traukti komandą į priekį Andriusas, taip pat ir Anthony Keunas. Visas rungtynes jie žaidžia labai agresyviai, į kontaktą, pražangas provokuoja, meta baudas. Ir vienas ir kitas šiandien tų baudų metė nemažai. Anthony Keunas pataikė visas 9, Andriusas realizavo visas 5. Kalbant apie metamas baudas, Anthony Keunas visoje lygoje beje yra 2, meta po 7, Andriusas yra 3, meta po 5. Jie abu nusileidžia tik Brandonui Childressui. Ramanauskas slipina užtvarą čia Dominikas Grinas, perdavimo jam nėra, Matonas irgi tą patį daro. Grinas bandys atakuoti Arnoldą Kulboką, turi kitą išsikeitimą, lieka su Kulboka, žaidžia 1-1 ir Arnoldas Kulboka netoli perimto kamuolio buvo šioje situacijoje. Kulboka vis paatakuoja varžovai, kai šis bando gintis. Bet šiaip Lietuvos krepšinio lygoje tikrai gana dažnai atakuojamas yra jis. Dominikas Grinas dabar tai bandė daryti, bet Kulboka buvo netoli perimto kamuolio, o čia turime į 100-osios lieka atakai ir 29,8 lieka iki 3 ketvirčio pabaigos. Kėlinio, kurį tikrai gerai sugebėjo sužaisti šeimininkai, jie laimi ketvirtį 23-19. Ir turi dar šiek tiek mažiau nei 4 sekundės atakai. Ramanauskas, jo perdavimas, Laurinas Beliauskas, reikia metimo, metimas yra, nepavyksta pataikyti, Minutas kamuolį atkovoja. Ir dabar jau iki pat kėlinio pabaigos galės būti Vilkai su kamuoliu. Andriusas. Kristupo Žemaitis stato užtvarą, Andriusas turi prieš save Lauriną Beliauską. Andriusas žaidžia izoliacijoje, 1-1 Beliauską įveikia, meta sunkų metimo ir Andriusas pataiko, bando imtis iniciatyvos, sumažina atsilikimą. Dar norėjo pražangos, jos negavo, tad Uniclub Bet Juventus turi plius su pražangomis. Galima prisiminti, kad buvo taiklus jo metimas su pražanga atakuojant iš toli, taip pat pataikė ir dvitaškį su varžovų bauda. Beliauskas stato užtvarą, Matonas labai gerai raulina šį kartą, bet perdavimo jam nėra. Kestelotas leidžiasi žemyn, Beliauskas iš labai toli atakuoja, netaikliai šį kartą meta ir Kulbokos rankose kamuolys. Dar kartą pavyko apsiginti Wolves atvins, bet neblogai sužaidė kėlinio pabaigą, kalbant apie 3 ketvirtį Vilniečiai, ir bandys dabar staigiai mažinti atsilikimą. Skersas perdavimas Andriusui, Andriusas susistato kojas, meta tritaškį. Nedaug trūko, bet pataikyti nepavyksta. Ramanauskas.
Grynas žaidžia 1-1, meta po driblingo ir dar vienas metimas netaiklus. Individualaus meistriškumo dėka dabar bando regzti atakas Uniklub, bet Juventus gal net ir reikės Torpo grąžinti Kęstučiui Kemzūrai. Torpas yra gavęs 4 pražangas. Žemaičio perdavimas ir pražanga besiginančiam žaidėjui, neteisus ant parketo atsidūręs Kestelotas. Ir tai dar yra techninė pražanga. Techninių pražangų šiandien tikrai nestinga, jų matėme labai daug. Laurynas Beliauskas bandys pasinaudoti šią situaciją. Galima prisiminti, kad gavo 2 techninės Džepas Tayloras, taip pat gavo ir Alessandro Magro techninę pražangą. Laurynas Beliauskas pataiko baudą ir skirtumas vėl auga iki 10 taškų. Kulbokas metimas iš karto po pagavimo, netaiklus Arnoldas Kulboka. Ramanauskas žaidžia 1-1 prieš lėtesnį Regimantą Miniotą. Nestato užtvaros Matonas, nori žaisti 1-1. Atsisako užtvaros Ramanauskas, bet įveikti Minioto nepavyko. 5 sekundės lieka atakai, bando splitinti gynybo čia Beliauskas. Ramanauskas prieš Miniotą, labai sudėtingas metimas ir pavyksta pataikyti. Štai čia Justinui Ramanauskui įspūdingas metimas. Nieko taip ir nesusikūrė prieš Regimantą Miniotą, žaisdamas 1-1, o čia pražanga Beliauskui. Stumteli šiek tiek savo varžovą. Andrew Andriusas grąžins kamuolį į žaidimą. Žemaitis. Andrew Andriusas meta tritaškį ir pataiko jį. Taiklus metimas, skirtumas tirpsta iki 9. Panašu, kad ta techninė atsarginių suolui panašu buvo... Ne, Marekui Blaževičiui tai buvo skirta. Už jo emocijas. Kestelotas. Čia žaidimas nugarą. Matonas bando atakuoti Gerisoną Bruksą ir metimas yra taiklus. Dar kartą pavyksta pataikyti Samuelui Matonui ir renkasi savo taškus. Jis 13 yra pelnė šiame mače. Andriusas. Kristupas Žemaitis atgal Andriusui. Lieka 5 sekundės atakai. Eina Andriusas arčiau krepšio. Atranda čia Gerisoną Bruksą. Šis nepataiko. Yra Miniotas. Jo metimas taip pat netaiklus. Tad Utenos komandai pavyksta išsaugoti plius 11. Labai aktyvi gynybos spaudimas, kurį dabar taiko Vilkai. Grynas. Pavyko įveikti spaudimą Uniklub, bet Juventus veržiasi į kairę pusę. Grynas, 5 sekundės lieka atakai, įvedamas kamuolys į gerą situaciją Kestelotui, šis nepataiko kabliu. Dar kartą pavyko apsiginti Vilkams. Per šį ketvirtį pavyksta stabdyti varžovus, bet puolime ne viskas sekasi. Dabar gera galimybė Regimantui Miniotui, pataiko kapitonas iš toli. Ir skirtumas tirpsta iki 8 taškų, 74-82. Ramanauskas. Iš rankų rankas perdavimas Lukošiūnui. Lukošiūno iš karto metimas, pasirinkus tokį atakos tęsinį. Šį kartą nudega Uniklub Juventus. Andriusas. Nugarinė užtvara, kurią stato Gerisonas Bruksas. Andriusas atakuoja Kestelotą. Išsikeitimo šį kartą nepavyksta pataikyti Andriusui. Bėga į greitą ataką uteniškiai. Iki galo žaidžia Ramanauskas. Čia yra pražanga besiginančiam žaidėjui. Andriusui toks pavėluotas, galima sakyti, švilpukas, bet pražanga yra įrašyta. Ir Andriusui tai yra 3 pražanga. Labai audringai reagavo į šią pražangą ir Wolves Twinsbet trenerių štabas. Čia.
Taigi girdėjome, ką kalbėjo teisėjai. Taip, už puslankio buvo Andrew Andrewsas, bet bėda ta, kad nespėjo užsimti pozicijos. Tikrai dar judėjo, dar nebuvo pristatęs kojos. Nors Donatas Zavackas šalia reaguoja labai audringai, griebėsi už galvos, bet, na, žiūrint į vaizdo peržiūrą, susidaro toks įspūdis, kad Andrew Andrewsas nebuvo užsiėmęs pozicijos gynyboje. 74-82. Ir stoja prie baudų metimų linijos Ramanauskas. Šiandien žaidžia daug, šiandien nėra Tuki Brauno, šiandien Torpos turi pražangų problemą, gavo 4, tad Justinas Ramanauskas žaidžia net 18 minučių. Jo plius minus yra prasčiausias komandoje, minus 10, bet jis yra pelnęs dabar jau 9 taškus. Antros baudos nepavyksta pataikyti ir panašu, kad šeimininkai per anksti įžengė į baudos aikštelę, tad antro metimo kartoti neleidžia teisėjui Justinui Ramanauskui. Dabar jis yra keičiamas. Matysime vėl Lauryną Beliauską savo ruožtų įžaidžiantį kamuolį, o Torpas vis dar lieka ant atsarginių žaidėjų suolo. Jis nerungtyniauja, turi 4 asmeninės pražangas. Antony Keunas. Andrew Andrewsas, stepautas čia Kestaloto, grįžta į baudos aikštelę. 6 minutės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Antony Keunas meta tritaškį prieš 3 varžovus. Keunas nepataiko, bet atkovotas kamuolys puolime. 76-83. Wolfsbinsbet bando kabintis, mažina atsilikimo dabar jau iki 7 taškų. Reikia vilniečiams dar kartą sustabdyti varžovus, dar kartą apsiginti. Laurynas Beliauskas kyla čia. Kestalotas yra išsikeitimas. Ir net nerizikuoja Regimantas Miniotas, pasiima protingą pražangą. Buvo atsidūręs prieš vikresnį varžovą. Laurynas Beliauskas likęs prieš Regimantą Miniotą, tad čia taktinė pražanga. Trečia komandinė, baudos dar nėra metamos. Komandos kapitonas pasiėmė tikrai protingą pražangą. Uniklabet Juventus grąžins kamuolį į žaidimą. Meniušis. Čia pražanga yra fiksuojama. Kristupas Žemaitis pažeidžia taisyklės. Dabar jau 4 pražanga komandinė. Ir dar stoja prie baudų metimų linijos Laurynas Beliauskas, kadangi pražanga jau metimo fazėje. Buvo pradėjęs 2 žingsnį, matome čia Laurynas Beliauskas. Pražanga, kurios buvo galima išvengti arba kurią buvo galima padaryti šiek tiek anksčiau, nemetimo fazėje. Kristupas Žemaitis dabar pažeidė taisyklės. Laurynas Beliauskas pataiko antrą baudą. Retas reiškinys, kad Beliauskas pramestų baudos metimo, bet pirmo jis nepataikė. Baudas meta 75%. Na, tai nėra elitinis pataikymas, nėra 90%, bet tų baudų metė daugiau nei 100 šiame sezone. Ir žinoma, dažnai meta ir kai yra įtampa, kai yra nuovargis. Veržiasi į kairę pusę čia Andrew Andrewsas, atranda Žemaitį. Žemaičio metimas netaiklus, bet Regimantas Miniotas kamuolį ima. Plauteris yra taiklus, pataiko dešinę ranką Marekas Blaževičius. Wolves atvins, bet savo kovingumu dabar sugeba mažinti atsilikimą, atkovoti kamuoliai puolime, antro šanso taškai. Uniklabet Juventus nepavyksta atkovoti kamuolių. Tai yra viena didžiausių problemų. Kyla čia Regimantas Miniotas. Beliausko perdavimas, 1 prieš 1 žaidžia Lukošiūnas, tai yra ne Karolio Lukošiūno metimai. Štai toks metimas iš arčiau, per varžovo rankas nepataiko šį kartą Uniklabet Juventus komandos snaiperis. Žemaitis į kampą. Antony Keunas, 10 sekundžių lieka atakai, Gailo pabandyta sužaisti ir šį kartą nepavyko. Andrewsas veržiasi į kairę, lenda į baudos aikštelę, tai yra išmuštas kamuolys. Andrewsas norėjo čia pražangos, jos negauna. 4 sekundės lieka atakai, grąžins kamuolį į žaidimo Vilniaus komanda. Matome, norėjo pražangos Andrewsas, akivaizdžiai reikia, kad jį buvo. Čia Marekas Blaževičius, aukšta trajektorija, metimas netaiklus. Ir tai yra dar vienas taisyklių pažeidimas. Na, čia buvo šioks toks kontaktas, panašu Šarūno Beniušio. Kevino geras perdavimas, puikus įkirtimas be kamulio. Kristupas Žemaitis pelno taškus ir štai taip
Labai sėkmingai Vilkai mažina atsilikimą, 12-7 laimi šį ketvirtį, dabar jau neseniai turėjome dar 82-71, 11 taškų skirtumų pirmavo Uniklabet Juventus, bet nuo to laiko pelnė tik 2 taškus, o praleido 9, tad dabar Torpas rungtyniauja, reikia jo. 4 pražangos yra Torpo, čia Dominikas Grynas veržiasi, provokuoja pražangą. Baubsa Twinsbet, tai yra 5 komandinė pražanga. Juokiasi Marekas Blaževičius, bet pražanga yra įrašyta. Antony Keunas šį kartą neteisus, jam pražanga yra fiksuojama, štai tokia Mareko Blaževičiaus reakcija. 20 taškų šiandien yra surinkęs Marekas. Dabar kėlinys tikrai geresnis, dabar yra daugiau variantų puolime, bet kai labai reikėjo, Marekas Blaževičius traukia komandą į priekį, 20 taškų, 22 naudingumo balai šiandien. Taiklus Dominikas Grynas, labai reikėjo šių taškų Uniklabet Juventus, po ilgos pertraukos pavyksta pelnyti taškus komandai. Justinas Ramanauskas dabar vėl žais, panašu, kad naudoja Kęstutis Kemzūra dabar jau tokį žaidimo gynybo puolimas. LG Torpas turėdamas 4 pražangas bandys regzti komandos atakas puolime, o gynyboje dirbs Ramanauskas. Dabar būtent jis ir pažeidžia taisyklės, tiesa Ramanauskui tai taip pat yra 4 pražanga. 4 turi Beniušis, 4 pražangas turi Torpas, 4 turi ir Ramanauskas. Uniklabet Juventus tai yra 4 pražanga, tad Torpas su 4 pražangomis grįžta. Marekas Blaževičius. Padimas iš rankų rankas Andriui Andriusui. Andriusas turi prieš save Matoną. Matonas čia leidžiasi žemyn, nesusikalbėjimas gynyboje. Dabar 2 žaidėjai liko aukštai. Ir Marekas Blaževičius liko vienas po krepšiu. Gerai pristatytas kamuolys centrui. Įvedamas kamuolys į postą Matonui. Matonas bando atakuoti Mareką Blaževičių. Dabar jau žaidimas 2 prieš 2. Matonas stabteli, nenusimeta kamuolio. Bėga į greitą ataką Keunas. 4 prieš 1. Torpo su 4 pražangomis sugeba apsiginti prieš Andrių Andriusą. Keunas paleidžia tritaškį, jo nepataiko Matono, atkovotas kamuolys. Ir lieka 3 minutės. Iki 4 kėlinio pabaigos Uniklabet Juventus turi +4. Torpas. Daug erdvės tradiciškai prie tritaškio linijos Torpui, nepaisant to, kad šiandien jis pataikė porą tritaškių. Susižeidžia šiek tiek Regimantas Miniotas, Torpas iš tolėliau, šį kartą jau netaikliai atakuoja ir kamuolys Kristupo Žemaičio rankose. Antony Keunas turi progą dar labiau sumažinti atsilikimą, kuris dabar siekia 4 taškus. Žemaitis, skersas perdavimas Blaževičiui, Antony Keunas veržiasi į kairę, įveda kamuolį Marekui ir Blaževičiaus taškai. 84-86. Mažina atsilikimą Alessandro Magro komanda. Gersonas Bruksas pasirodys aikštėje. Marekas Blaževičius panašu, kad susižeidžia. Čia buvo norima ir pražangos. Labai prastos naujienos. Marekas šiandien su 24 pelnytais taškais. Torpas. Laurinas Beliauskas, Gersono Bruksas stepautas, grįžta į baudos aikštelę, dar kartą Beliauskas. Veržiasi į kairę pusę Laurinas, jo verpstė, metimas, yra taiklus Laurinas Beliauskas, pataiko, labai reikėjo šių taškų. Ir lyderis imasi iniciatyvos, vėl +4, Keuno perdavimas į kampą, Žemaitis iš toli, tritaškio nepataiko, Gryno rankose kamuolys. Torpas rezga komandos ataką. Uniklabet Juventus turi galimybę padidinti pranašumą, dabar turi +4, slipina užtvarą čia Laurinas Beliauskas. Lieka prieš Regimantą Miniotą, LG Torpas, pagalba būtent nuo jo, Torpas iškiša puikų perdavimą, bet Kestalotas nepataiko iš arti. O dabar jau pražanga. Nepavyksta atkovoti kamuolių ir vienai ir kitai komandai varžovai kartoja savo metimus. Uniklabet Juventus atkovojo 9 kamuolį puolime, antrų šansų šiandien pelnė 12 taškų antrais šansais.
kalbant apie Wolves TwinsBet. 14 atkovotų kamuolių puolime ir 23 taškai antrais bandymais. Turėjo labai daug problemų ir su Žalgirio komanda savaitgalį Uniklabet Juventus po atkovotų kamuolių varžovų puolime. Taiklus Kestalotas, labai svarbus baudos metimas. Šiandien jis yra surinkęs 7 taškus, kalbant apie Uniklabet Juventus legionierių. Skirtumas auga iki 5 taškų, antra bauda netaikli, Regimantas Miniotas kamuolį ima, dar ir per anksti įžengia panašu į baudos aikštelę Dominikas Grynas. Blaževičiui viskas yra gerai, dabar jis jau gali žaisti, keičia Gersino Bruksą. Atsigavo, po to sužeidimo šiek tiek gavo ir atokvėpio. Per paskutinės turbūt pusantros minutės žais būtent Marekas. Antony Kelmas. Reikia jo lyderystės, reikia jo taškų, kaip ir Endriu Endriuso. Stato užtvarą Regimantas Miniotas, Endriusas į kairę, tai yra pražanga. Ir Endriusas mes baudas, nes Uniklabet Juventus prasižengė 5 kartą šiame ketvirtyje. O Endriu Endriusas pataikė visas 6 baudas šiame susitikime. Šiame sezone realizuoja 87 procentus baudų, tad pataiko tikrai užtikrintai. Visoje lygoje yra 16 Endriu Endriusas, Antony Kelmas yra 13, taikliausiai baudas beje meta Nojus Mineikis. Už šią basket Delamout neprametė nei vienos baudos šiame sezone iš 6 iš 19. Ir Endriuso bauda pasiekė tikslą. Mažina atsilikimą Wolves TwinsBet iki 3 taškų. Dabar jau per vieną metimą gali pasiekti varžovus, reikia taškų šeimininkams. Perdavimas nuo parketo Dominikui Grynui. Grynas žaidžia prieš Kevaną ir dabar jau tikrai yra pražanga. Antony Kevanas šiandien labai daug tokių momentų turėjo šiame susitikime, kai norėjo pražangos, norėjo, kad būtų fiksuojama pražanga varžovams, kurie esą stūmė Antony Kevaną. Tos pražangos dažniausiai negaudavo. Vienoje iš situacijų Kevanas pats buvo nubaustas pražanga, dabar jau provokuoja varžovams nuobaudą. Ir Kevanas prisideda prie to, kad pavyksta Vilkams apsiginti. Minutė 10 iki ketvirto kėlinio pabaigos. Endriu Endriusas kyla čia, pasiima kamuolį, aukšta užtvara, kurią stato Miniotas. Prieš Kestelotą lieka Endriu Endriusas, 10 sekundžių atakai, Endriusas veržiasi į kairę, stabteli, meta ir nepataiko, kaunasi Miniotas, kamuolys Uniklabet Juventus rankose. Ir tai yra dar viena pražanga, o ta pražanga dabar iš karto verta baudų metimų. Kevanas pažeidė taisyklės, trečia asmeninė jam. Per vieną metimą buvo Wolves TwinsBet, Ramanausko rankose galimybė padidinti pranašumą. Tarpas toliau sėdė ant suolo, šiandien panašu, kad labiau pasitikė būtent Ramanausku. Kęstutis Kemzūra pastaruoju metu. Ramanauskas pelno savo 10 tašką. Renka apskritai, Ramanauskas tik po 2 taškus, antros baudos jau nepataiko. Antony Kelmas. Prieš Ramanauską meta ir Antony Kelmas nepataiko, kovo dėl kamulio. Čia Endriusas įgrąžina į žaidimą. Regimantas Miniotas, Endriu Endriusas dar kartą žaidžia 1-1, paleidžia tritaškį, jo nepataiko. Marekas Blaževičius baudos aikštelėje, bet Matono rankose kamuolys. Ir čia labai kieta pražanga, nesportinė Regimantui Miniotui. Labai daug frustracijos Wolves TwinsBet žaidime šiandien. Ir Džefas Tayloras gavo 2 techninės pražangas, Alessandro Magro gavo techninę. Marekas Blaževičius gavo techninę, Regimantas Miniotas gauna nesportinę, Krišonas Terminas gavo nesportinę. Dominika Gryno pražanga ir dabar yra galimybė Uniklabet Juventus, galima sakyti, na dabar proga laimėti šias rungtynes. Pasiekti retą pergalę pastaruoju metu. Pirmos tarpusavio rungtynės beje laimėjo Uniklabet Juventus išvykoje, laimėjo 5 taškais, antrame mače pralaimėjo 10 taškų, 100-110. O vėliau buvo patirta nesėkmė 83-87, visi mačai buvo atkaklus ir dabar yra galimybė laimėti
dar vieną susitikimą. Tokiu atveju abi komandos būtų pasidalijusios šiame sezone po 2 pergalės. Na vėlgi, apie tarpusavio pranašumą turbūt kalbėti dar ankstoka, bet jeigu Uniklabet Juventus laimi šiandien, tai turi 13 pergalių, Wolves Twinsbet 16 ir tas atstumas nėra toks didelis. Torpas grąžins kamuolį į žaidimą. Čia stabdo rungtynės teisėjai. +6 likus 26 sekundėms, tai yra rimta. Veržiasi į kairę pusę Torpas, tai yra dar viena pražanga Marekui Blaževičiui šį sykį. Be jokių ceremonijų, labai kietai žaidžia Wolves Twinsbet. Kietos pražangos, trečia asmeninė Marekui Blaževičiui. Tiesiog užkerta kelią oponentui. Teisėjų pasitarimas. Čia galbūt dar gali būti pražanga ir sugriežtinta. Teisėjai panašu atkeliaus ir pasižiūrės šį momentą. Ar galima tik žavėtis, kaip Gvidas Gedvilas viską labai konkrečiai ir aiškiai paaiškina kiekvieną kartą. Tai yra nesportinė pražanga. Nebuvo bandoma žaisti į kamuolį šioje situacijoje. Tai ką tik buvo pasakyta. Marekas Blaževičius nepatenkintas. Ir Marekas techninę jau turėjo. Tad tai yra jam nesportinė. Ir ne tik Jeffrey Tayloras, bet ir Marekas Blaževičius baigė šias rungtynes anksčiau. Emocijų malūna šiandien galima sakyti šiuose rungtynėse. Labai daug emocijų demonstruoja ir Wolves Twinsbet, žinoma. Pavyksta pataikyti šią baudą Torpui 93-86. Ir antra bauda taip pat pasiekė tikslą. 94-86. Uniklabet Juventus dar grąžins kamuolį į žaidimą. Torpas pasirengęs tai daryti. Na, +8 labai daug, lieka 24 sekundės. Vargu ar dabar Wolves Twinsbet dar bandys pažeisti taisyklės ir pražangomis gelbėtis. Na, reikia, kad varžovai nepataikytų baudų. Reikia tokiu atveju greitų pražangų. Matysime, ar dar bandys tą daryti Vilkų komanda. Torpas, Matonas, taip pat Beliauskas, Šaulys ir yra penkete Dominikas Grynas. Torpas grąžins kamuolį į žaidimą. Ir gerai dirba su žaidėjais be kamuolio Wolves Twinsbet. Nėra pražangų, panašu, kad Wolves Twinsbet jau kelia baltą vėliavą šiandien. Dominikas Grynas žaidžia 1-1, paleidžia tritaškį, jo nepataiko, kaunasi Matonas iki galo, kamuolys priklausys Wolves Twinsbet. Matonas rodo, kad reikėtų pasitelkti vaizdo peržiūrą, esą jis kamuolio nelietė. Ramanauskas leidžiamas į aikštę, keičiamas Torpas. Ramanauskas šiandien davė gerų minučių, taip su juo buvo ir ta duobelė ketvirtame kėlinyje, bet galiausiai pavyko iš jos išlipti ir rungtynių pabaigoje Ramanauskas žaidė daug ir žaidė tikrai visai neblogų minučių. Andrew Anderson metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Evaldas Šaulys, tad 94-86, toks yra galutinis rezultatas. Šiuose BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kurias pristatė Greki Navoskui norisi mėsos, Uniklabet Juventus įveikė Wolves Twinsbet antrą kartą šiame sezone.